Kad patinka desertai, neabejoju. Spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare daugiau desertų. Šį kartą su tavim pasidalinsiu fantastiniais kokosiniais sausainiais su migdolo riešutais. Ingredientai be jokios kaltės, tai yra be jokių pieno produktų, be laktozės, be glitimo, be miltų, be cukraus. Šis desertas labai lengvai ir greitai paruošiamas, kaip ir kiti mano receptai. Tau reikės kokosų drožlių smulkių, taip pat agavų sirupo, kokosų kremo, poros kiaušinių. Išmaišius tešlą, suformavus rutuliukus, dėk ant kepimo popieriaus į skardą ir įspausk migdolo riešutą į vidurį, kepk orkaitėje, sotus, maistingas, tikrai tinkantis tiek priešpiečiams, tiek prie pusrytinės košės, tada, kada norisi saldaus. Nesinori virtuvėje plušti ilgą laiką, norisi suvalgyti tai, kas būtų skanu, sveikatai palanku ir maistinga. Rinkis šį receptą, išbandyk jį ir pasidalink, kaip tau sekėsi jį gaminti. Jeigu nori išmokti gaminti greitai, skaniai ir sveikai, dalyvauk mano sveiko maisto gaminimo kursuose, kuriuos įsigijęs iškart gausi visą medžiagą, tai yra paskaitų įrašus, gausi mano konsultacijas, kurios tau padės įsirinkti sveikatai palankius maisto produktus ir iš jų gaminti skanų bei sveikatai palankų maistą greitai. Ir tai taps tavo įgūdžiu, kuris padės tau ir tavo šeimai būti sveikiem.